Kaunas, Amerika. Aš Kaune užaugęs, mačiau, kai miestas keitės. Kuris vyksta Čekijoje, į hostelį, kur ateina Svetlana su Natalija ir atostogos tampa Bet jie ten turi tokį išdisektinimo. Mes atvažiavome į tą miestelį, kur po kelto, tai atėjom į Rotušės aikštę, kur buvo mūsų viešbutis ir irgi pirmas dalykas, ką pamatau, tai kankinimų muziejus. Taip pat tiesiog, va taip. O tikrai negalima nuotraukų daryti toj koplyčioj? Prašo ne, bet daug kas daro, bet aš kažkaip linkus tokia atveju bent jau nesidalint. Šūdas, nevažiuosiu taip. Ne, tai ten, žinai, gali pasidaryti tikrai su telefonu, nieko ten, žinai, tiesiog čia neseniai buvo, kai kelionio agentūros netgi savininkė Kroatijoje buvo kažkokia irgi modėsi, kur negalima modytis lietuvė. Ir įsidėjo į Facebooką ir ten paskui užvirė, kad, žodžiu, kaip tu maudaisi dar viešini tai. Tai jeigu darai kažką negero, tai gal bent neviešink tokiam, mano mintis, žinai. Buvo išmaudyta. Taip, buvo išmaudyta. Už savo maudynės. Taip. Tai gerai, vasariškas Kaunas pilnas pokalbių klubas. Kalbėsime turbūt ir apie atostogas. Bet pirmiausia, žinoma, apie darbus, bet šį kartą darbai smarkiai susiję su ne tik kultūra, bet ir kitų žmonių laisvalaikiu. Tai mano pašnekovai dirba, kai jūs ilsitės. Simonas Jurkevičius, gidas, muzikantas, taip pat ir publikuotas rašytojas. Jovaras Kelpšas, lituanistas, pedagogas, sustabdęs kol kas savo karjerą švietimo, oficialioje švietimo industrijoje, slemeris, gidas Art Deco muziejaus. Jūs minėjot, kad vienas kitą žinot, bet nesat pažįstami. Tai kaip čia yra iš tiesų? Tai esu buvęs Lemon, tai natūralu, kad Simoną būsiu matęs. Ir dar kai Devil's Stone vykdavo, o šiaip tai Kaunas toks miestas yra, kur tiesiog natūraliai tu prasilenki vienas su kitu. Tai net kai studentų laikais, bakalauro laikais senukose konsultantų dirbau, tą prisimenu tiesiog, kad prasilenki tiesiog su žmonėm. Ką pirdavai senukose? Tai mes senukose prasilenkiam? Esam kažkada jau. Aš dirbau. O ką aš pirkau? Vonios spintelę, žiūriniais nepirkau. Darysi remontą vonioje? Tau pavyko, Simonai? Kokia, nežinau, kovido laikai kažkas panašaus. Čia ne mano draugui spintelės reikėjo. Ne, aš tai esu matęs internete ne vieną slemo battle video. Taip, irgi atgarsis pasiekęs yra. Plius jo Kaunas, tas miestas, kur anksčiau ir vėliau visų keliai susitinka kažkurioje sankryžoje, bare arba senukose. Senukose tikrai taip. Kultūra. Jo, Anastasija Sosunova, nuostabi menininkė, yra su senukais smarkiai susijusi savo šiuolaikinę meno praktiką. Gaila ne kaunietė, mielai pasikviešiu ją į mūsų podcastą. O tai Jovaras minėjo, Simonai, kad yra buvęs Luktus koncerte, gal ir ne vienam, ar ne? Kokie 2 tikrai. Taip. O tu esi buvęs Art Deco muziejui? Ne, nesu. Aš po muziejus renkuosi nevaikščioti. Nedarbo metu. Nedarbo metu. Tai iš tikrųjų sugalvojame jūs abudu pasikviesti, kadangi esate tokie gal abudu netipiniai gidai, bet tas turizmas ir miesto pažinimas kito žmogaus pagalba yra iš tiesų įdomi ir tokia neišsemiama tema ir tas ekskursijų bumas, jis toks 4 metai jau Kaune yra tikrai ekskursijos įvairiausios ant bangos, aš ir pati mėgstu labai nueiti ir žinomais keliais pasikartoti su vis naujų gidu ir ten nežinomais Kauno keliais. Bet įdomu gal, Simonai, kad tu esi lietuvių gidas Romoje ir italų gidas Baltijos šalyse ir Skandinavijoje, taip? Gidas palidovas, čia reiktų atskirti, nes taip. Į mano pareigas eina ir grupių lydėjimas ir nuo pradžios kelionės iki galo, tuo tarpu, kas liečia su lietuviais, daugiau grinai ekskursijų vedimas. Tu esi užaugęs Romoje, galima taip sakyti? Galima. Nuo 4 metų tu ten gyvenai? Pirmas 3 klasės baigiau Lietuvoje, 4 jau Romoje. Tiesiau.
Ir kaip čia taip įvyko, kad nusprendėjai pasirinkti ekskursijų vadovo profesiją, ar jį tave pasirinko? Na, gal turbūt vis tiek kažką reikėjo bandyti derinti, turbūt lietuvis Italijoje, tai kažką su lietuviais veikti, ar ne? Ne, aš tikrai pasirinkau, o buvau kaip laika išsiųstas į kosmosą, neklaustas to noriu ar ne, nes aš savo pirmąją ekskursiją vedžiau būdamas 13 metų Vatikane, 50 lietuvių iš Lietuvos. Ir gavosi taip, kad mes į Italiją atsikraustėm su tėvais gyvent 96 metais ir tada dar nebuvo daug lietuvių Romoje. Bet jau 90-ųjų pabaigoje pradėjo tos pirmos jau turistinių grupių ekskursijos, tie autobusai iš Lietuvos atvažinėt. O gidų tai nebuvo lietuvių kalba. Vienintelės opcijos būdavo arba vienuolės ir kunigai, arba mano tėvai būdavo, kurie tuo užsimdavo taip labiau altruistiškai daugiau, kad pagelbėt. Ir vis atvažiuodavo grupės ir mano tėvai ekskursijas vesdavo ir mane pasimdavo, aš mažas būdavau. Su jais eidavau kartu ir taip gavosi, kad 2000 metais šventojo jubiliejaus metais popiežius skrido į Kubą pas Fidel Castro, buvo toks istorinis įvykis, vizitas. Ir kažkaip taip gavosi, kad paskutinę minutę, last minute, mano tėvai papuolė į tą lėktuvą. Į Kubą. Nes mano tėtis yra akredituotas prie Švento Sosto. Ir jiems kažkaip pasiūlė vykti kartu. Ir jie tokio dalyko negalėjo atsisakyti, bet problema buvo, kad buvo užbukinta ekskursija su lietuvių grupe, kur atvykinėjo autobusas ir jie aišku rinkosi vykti ir kad nepalikti ant ledo lietuvių grupės, sako, ką čia dabar darys, sako, taigi tu eini, mūsų buvai ekskursijose, galėsi vis tiek pravesti ekskursiją. Ir man šokas buvo didžiulis, nes aš sunkiai lietuviškai galėjau šnekėti tuo metu, nes vis tiek ilgai gyveni užsienį. Mes, aišku, šeimoje lietuviškai šnekam, bet toli gražu ne tas pats šnekėti namų buities temomis ir vesti ekskursiją, bet kažkaip man nebuvo duota rinktis. Taip ar ne, sako, užsidirbsi pinigų, pravesi ekskursiją. Lyrų dar tais laikais? Jo, lyrų. Tada buvo dar lyros ir pravedžiau aš tą ekskursiją. Nieko neatsimenu, buvo blackoutas galvoj totalus nuo jaudulio ir streso, bet kažkaip taip praėjo, kad paskui gavosi taip, kad sako, tai jau vieną kartą vedėjai, tai reiškia, gali dar vesti. Jie man taip ir perleido, delegavo šitą dalyką. Ir paskui prasidėjo tos kelionės, kur aš jau universiteto laikais, atsimenu, atvykinėdavo tos grupės iš Lietuvos ir mane imdavo kartu jau ne tik ekskursijai, bet važiuoti su jais kartu, nes aš vis tiek gyvendavau vietoje, tai galėdavau papasakot kažką daugiau ir įdomiau, o paskui, kai aš grįžau gyventi į Lietuvą, aš negalvau, kad tai bus mano profesija. Grįžau gyventi į Lietuvą 2011, baigiau kinematografiją, galvau, kad tapsiu režisierius nerealus. Ir išsiunčiau daug laiškų su CV ir gavau atsakymą iš visų, tau režisieriau. Čia perkeltinė prasme ir greitai likau ant tokios ribos, kad jau turėjau galvot, ką daryti, nes... O čia Lietuvoje kažkokias kompanijas siuntėjai? Jo. Ir vėlgi atsitiktinumo dėka, kolega italas, sako, yra italų grupė, kur aš turėjau vesti ekskursiją, negaliu, tu kadangi kalbėjai itališkai, tai tu pravesk ekskursiją. Tai pravedžiau ekskursiją, pasisekė gerai, tai turbūt tempė kažkas iš tos pusės. Tai tada jau paskui dabar jau tuo užsiemu jau reguliariai, stabiliai. Tai nesimokiau aš jokioj mokykloje, o daugiau toks empirinis įėjimas. Aišku, paskui jau išsilaikiau šitą kursus, kad gauti pažymėjimą, kad legalizuoti savo veiklą. Bet realiai iki gavimo to pažymėjimo aš jau gerus 10 metų jau
nelegaliai dirbau. Bet dabar legaliai nieks negali pakaltinti. Bet tu vis tiek turi tą, kad vat, su italais dirbi čia šiaurėje, o su lietuviais Italijoje, Jo. ne? Kažkokių ten kitokių variacijų. Ne, yra man tekę iš tikrųjų dirbti ir, pavyzdžiui, su australais čia. Mhm. Esu dirbęs su ne viena grupė iš Izraelio. Mhm. Anglų kalba yra Mhm. keletą kartų tekę dirbti. Deutsch, no. No, Deutsch, no. Šito dar neunlockinau. Man patiko tas tavo kolega italas, kai sakė, moki itališkai, tai va gali vesti. Atrodo, kad pakanka kalbą mokėti, bet turbūt tai nėra tiesa. Tai jau ir tavęs galiu paklausti, turbūt nepakanka lietuvių kalbą mokėti, kad galėtum Art Deco muziejuje gidų dirbti. Paprasčiausiai aš buvau savo srity, kurie apima poeziją ir islamo vedimą, islamo dalyvavimą. Ir tiesiog ilgainiui prasidėjo visokios kitos veiklos, kaip ten kvietimai į kūrybinės ten rašymo dirbtuves pravesti, ar ten kažką su renginių, pavyzdžiui, kad ir kalbinimu ten, kokių knygų pristatymų. Ir galiausiai vyko Kaunas Europos kultūros sostinė 2022, o su visu tuo tada lipu ant scenos, ant svarbiausio renginio to sausio metu. Žalias žmogeliukas, aprengti buvom tokiais dizainerio rūbais, įdomiais kostiumais. Kai čia Žalgirio arena virto scena. Taip. Ir buvo laukia koks -19, bet lipi ant scenos tiesiog su drobė tokia, tiesiog žalia visa. Bet to mintis yra, kad prieš tave yra dabar 1000 minia, tai ne tas yra dabar galvoj. Ir man tai reikia pasakyti porą savo teksto sakinių, savo kūrybos. Ir tas momentas, kur galvojau, kad va čia tiesiog kartą gyvenime tai vyksta, katapultavo mane po to į gido poziciją, nes muziejaus savininkai, Kalius ir Petras, stebėjo tiesiog tą renginį ir jie po to, kai ieškojo gidų, prisiminė, kad matė mane ant scenos. Mano tekstas buvo su šiaulietišku akcentu. Tai reiškia, kad ta kalba yra tokia, vis tiek tokia nenorminė tiesiog. Ir jiems tai pasirodė ganėtinai žavu ir pasiūlė man darbą. Tiesiog po metų laiko aš visiškai iš dangaus iškrito. Ir aš taip galvojau. Ir kaip tik tuo metu buvo, aš prisimenu tą momentą, kad aš baigiau studijas, baigiau bakalaurą. Buvo tikriausiai, nežinau, kokia gal žiema, kur aš galvojau, ką aš toliau veiksiu. Ir tiesiog sulaukiau laiškų. Mhm. Ir dabar 3 metai su pusę kaip dirbu gidu Art Deco muziejui. Labai specifiška tik vienam bute tiek laiko leisti. Dabar jau 2. Ai, dar taip, Amsterdamo butas, Amsterdamo mokyklos nesergi klaustrofobija, tiek daug laiko praleisdamas uždaro erdvėj, vienoje ir toj pačioj. Ne, nėra šito, aš kažkaip prisiaukinęs labai tas erdves, esu nakvojęs abiejose muziejuose tam, kad pajuščiau labiau tą atmosferą ir aurą, tai nusimato ateity ir 3 vieta, Kaimelio dvaras, tai va taip per erdves aš šokinėjau labiau. Ir tas Art Deco man toks, aš gyvenu nuo muziejaus kokius 200 metrų, tai man kartais būna jokio skirtumo, kur tą laiką leisti, ar muziejai maždaug ar namie. Gal muziejai biškai gražiau? Kai muziejai, tai jo, galim patogiai sėdėti ant tarpukario krėslo, ten prie darbo stalo, vartyti laikraštį, ten jausis kažkokia tai to laikmečio aristokrato. O žinai absoliučiai viską apie tą butą? Koks klausimas tave galėtų išmušti iš vėžių? Ar joks? Dabar jau tokių labai retai pasitaiko, bet ilgainiui aš tas klausimus rinkdavau. Tokia, kur būna kažkas tokio specifinio, kur atrodo, kad žmonėms tai yra įdomu, bet jiems tikrai yra įdomu jiems. Kokios sienų perdangos yra, tas suprantu, kad yra žmonių, kuriems tai svarbu yra. Tada išmoksiu, kas yra perdangos tarp butų, sienos, iš ko padarytos. Tada klausia ano laikmečio tam, pavyzdžiui, kokiu nors ten tostų tradicijų, kur toks nesusiję visiškai, bet tiesiog tada pasidomė apie tai ir po to žinai. Tai pradėjau Binkį cituoti tiesiog toje vietoje, kad buvęs ten koks įvykis ten Kaune ir maždaug ten galėjai vesti tą. Tai klausimų jie būdavo įvairiausių. Ten, pavyzdžiui, kodėl tas pagamintas iš to? Toks, kur, žinai, jau tiesiog atrodo, kad
kur ta riba, kur baigėsi, žinai, smalsumas ir vietos yra kažkokiam, nežinau, faktų kažkokiam tikrinimai, bet po tiek laiko jau sunkiai kas be nustebino, jau sunkiai. Aš paskaičiau ekskursijų kiekį, tai va dabar bus kokie 800 tikriausiai, kaip mūsų pravedęs. Tik tiek kartų vedi tam pačiam bute, natūralu, kad jau mažai kas stebina. Čia kaip aktorius, kuris labai daug kartų tą patį spektaklį vaidina, turbūt. Tik aš įsivaizduoju, kad, kaip mes susirenkamės tam tikrą vis tiek, nežinau, dinamišką pokytį. Pavyzdžiui, aš negalėčiau vesti metai iš metų tos pačios informacijos, aš keičiu savo ekskursijas. Nes tiesiog natūraliai tau atsibosta pačiam. Tu nori, kad būtų ir tau įdomu, ir žmonėms įdomu. Tokiu atveju yra viskas tvarkoj. Plius keičiasi eksponatai. Tas irgi yra labai gerai. Tarp muziejų, po to kažkas naujo, kokia nors, kad ir spinta atvažiuoja, bet tiesiog, žinai, kažkas yra įdomiau. Simonai, kodėl italai renkasi mūsų regioną? Baltijos šalis, Skandinavija. Ko trūksta jiems toj nuostabioje šalyje Italijai? Ko čia veržiasi pas mus? Iš tikrųjų, tai nieko netrūksta. Pradėkim nuo to, kad dirbant su italų grupėm yra papildomai daugiau sunku. Nes praktiškai tų žmonių ne tai, kad neįmanoma, bet sunku juos nustebinti. Nes daugiau negu pusę meno paveldo pasaulio yra iš Italijos. O dar jeigu pasitaiko taip, kad iš Florencijos atvažiuoja žmonės, pusė pasaulio meno paveldo yra iš Italijos, o trečdalis tos pusės iš Florencijos. Tai ką tu gali jam parodyti, kas jį priverstų nustebti. Bet yra privalumas tas, kad, aišku, kylantis ir iš tam tikro negatyvaus feedbacko, tai yra ilgos sovietmečio okupacijos, kuri pas mus dėja tęsiasi daugiau kaip 60 metų ir paliko daug labai negerų dalykų, bet jeigu galima būtų išskirti vieną, nesakyčiau gerą, bet teigiamą aspektą, kad palyginus su klasikiniam turizmo kryptimis, Baltijos šalis yra dar tos, taip vadinamos, neatrastos vietos. Vis dar. Nors jos sąlyginai arti yra. Ir dar vis yra įsigalioję tie debiliški stereotipai, jie aišku po truputį nyksta, bet vis dar yra žmonių, kurie įsivaizduoja, kad Baltijos šalis yra kažkokios tolimos, mažos šalis, kur nežinia, kas ten yra, kas ten bus. Meškos gatvėse vaikšto. Žalčiais šiaužėje. Jo, ar jūs turit internetą, ar kalbat rusiškai, visi ar kirilica moka rašyti. Tokie visi kvaili stereotipai, bet jų privalumas yra tas, kad tai traukia žmonės atvažiuoti ir pamatyti savo akim. Negu vietoj, kad važiuoti dar kartą į tą patį, nežinau, Šarm el Šeichą, kepint pilvo prie baseino, ar, sakykime, labiau kultūrinės kryptis ten vakarų Europos. Baltijos šalis yra dar tos, sakykime, neatrastos vietovės, kurios yra paklausios. O nenusivilę žmonės atvažiavę čia, kad nevaikšto, čia tie žalčiai nešliaužia gatvėm ir meškos nevaikšto vis dėlto. O čia viskas europietiška ir internetas pats greičiausias. Ne, nenusivilia, jie kaip tik džiugiai nustemba. Italai turi, kadangi yra temperamentingi ir gana atviri žmonės, turi privalumą, kad ne tik moka išreikšti nepasitenkinimą, bet ir pasitenkinimą, kai jiems patinka. Tai tenka pastebėti, kad jie lieka maloniai nustebinti, būtent suklaidinti tų stereotipų. Aišku, ta atkarpa važiuojant nuo Rodūnios kelio iki miesto centro nėra labai intriguojanti. Iš Vilniaus oro uosto. Taip, aš matau jų akyse, koks vaibas eina, jie taip atsargiai žiūri pro langus ir nieko aišku nesako, bet aš juos kiaurai matau, kas jų galvoje dedasi. Kur mes čia atvažiavom, čia tie brutalistiniai daugiaaukščiai, kas čia bus įdomaus, ar kažką mes pamatysim. Paskui kitą dieną ekskursija senamiestį ir visi bello, faina. Ko pavyzdžiui nepasako Helsinkije. Helsinkije būna
nes ten yra mažai ką traukiamų objektų, kaip sakant. Tu kodėl kurie- tu veži žmonės į Helsinkį? Nu, ne aš vežu, agentūros veža. Ir aš labai susinervinu, kaip matau, kad Helsinkis įtrauktas. Ne, juokas juokais, viskas gerai su Helsinkiu yra tiesiog. Helsinkis yra minimalizmo kvintesencija. Pas suomius yra less is more. Tai italui pasakyti less is more, tai yra kontrapozicija, ta prasme. Jie išeina iš Helsinkio katedros, kuri, iš išorės atrodo tokia monumentali, spūdinga, prieina prie manęs, sako, tu dar nebaigė šitos bažnyčios. Ta prasme, ten viduje literaliai nėra nieko. Baltos sienos, suolai, altorius medinis, 3 skulptūros. Viskas. That's it. Palyginus su italų bažnyčiom, kurios yra muziejai, galerijos meno, tai ateiti italų į tokią bažnyčią yra depresyvų mažiausiai. Tai gerai, jeigu Baltijos šalių turas prasideda nuo Helsinkio. Tai pirmas įspūdis būna vėl tas klaidingas, toks, paskui eina krešendo į viršų. Talinas nustebina savo viduramžišką dvasią, Ryga nustebina savo gotiką ir jugendstilį, Vilnius, cherry on the top, barokas ir visa kita. Jeigu atvirkščiai prasideda kelionė, tada būna blogai, nes visi galvoja, kad Vilnius nustebino, Ryga dar labiau, Talinas dar. Visi galvoja, kad Helsinkis bus pat jau vainikuos kelionę ir nusivylė ant galo, nes sąlyginai palyginus Helsinkį su Baltijos sostinėm yra labai mažai ką pamatyti. Bet aplinkui yra daug nuostabios gamtos. Bet irgi turbūt italų sunku nustebinti gamtą. Tai priklauso koks pobūdis kelionės. Jeigu kelionė yra kultūrinė, tai ten per daug tos gamtos labai neprižiūrėsi. Aišku, gali juos ten į salą nuplukdyti, bet jie pagrinde tikisi miesto to pamatyti, pažinti jį. Tai šiuo atveju Helsinkis pralaimi 3-0 prieš Baltijos šalis. Bet, tu mini Taliną, Rygą, Vilnių, o tai Kauną jie neužsuka dažniausiai, ar ne? Toks sostinių turas. Retai iš tikrųjų, nes tas klasikinis maršrutas yra būtent Vilnius, Ryga, Talinas, ten pravažiuojant pro Kryžių kalną, pro Latvijų ten Rundalė, Rūmų Siguldą, Estijoje sustoja Pernų miestelė, kuriame irgi nėra nieko. Bet kartais pasitaiko, kad būna ir tokie labiau ad hoc turai, pavyzdžiui, Lietuvoje labiau, tai tada užsuka ir į Kauną. Nuvažiuoja į kitus, į Kuršių neriją, į Klaipėdą, į Nidą. Būna, kad jau taip detaliau išvysto kelionę. Bet kai Kryžių kalną gal tau visai smagu būna užsukti, ar ne? Kryžių kalnas yra neįkainuojamos vertės patirtis. Visų pirma dėl to, kad tokios antros vietos niekur nepamatysi. Tu gali būti netikintis, tu gali būti budistas, staravėras, ateistas ar satanistas. Bet jeigu pas tave yra šiek tiek trupinėlis sielos likučio, tai negali tau nepadaryti įspūdį ta vieta, nes ten tiesiog yra išskirtina aura, kuriai likti abejingų yra neįmanoma, nebent tu jau visiškas kaušas esi. Buvo ir tokių, yra pasitaikę. Tai... Ilkaušo. Ką? Ilkaušo. Jo, taip. Tai šiuo atveju Kryžių kalnas yra unikali lokacija ir unikali patirtis, apie kurią galima ne tik papasakot kaip pačią vietą, bet ir galima susijęti su pasakojimu, kas yra tikėjimas, kokią rolę atliko tai mūsų visuomeniai per sovietmetį, ką tai mums reiškia, kad tai nėra tik tai religija, kur ateina persižegnoti bažnyčią. Tai yra kažkas daugiau, o tie visi kryžiai yra liudijimas tautos slapto ginklo, kurio neįmanoma atimti. Mano prosenelis sakydavo, kuris būdavo ištremtas į Sibirą buvo ir mano tėvai vis sakydavo, yra 2 dalykai, kurių tau niekas niekada neatims. Tai yra tavo prisiminimai
ir tavo tikėjimas, visą kitą tau gali atimti ir gali likt be nieko. Tai apie tai yra ne tik svarbu, bet ir įdomu papasakot, nes paskui iš to galima daug sluoksnių išvystyti pasakojimo, sudomint Tikrai taip. žmonės. Taip. O jo, Varai, tu kaip Šiaulietis, ar Kryžių kalnas yra kaip Klaipėdiečiams jūra, kur kartai 10 metų maždaug užsukė aplankyti, ar tokia vieta, kur jau tu taip širdį nešiojas irgi kaip savo miesto tokį vieną iš must visit taškų? Aš kartais pamirštu tiesiog dėl to, kad šiauliečiai jie turi tokią privilegiją turėti tą monumentą, kuris vienas pasaulyje šalia savo miesto, tai jis yra tiesiog įsilėjęs į tam tikrą miesto ritualą. Pavyzdžiui, kai tu baigi 12 klasių, važiuoji fotografuotis prie Kryžių kalno, tiesiog savo laida Šiauliuose labai įprasta, ko ne beveik kas antra gimnazija tai daro. Pirmoji komunija važiuoja į Kryžių kalną. Tiesiog tai toks įprastas dalykas, nes tu turi šalia savęs visiškai. Ir jo būna, kad jeigu kažkam reikia parodyti Šiaulius, tai tu pagalvoji, kad Kryžių kalnas vienas iš tokių momentų yra, o be viso to tai būna tikrai iš tos privilegijos, kad esi šalia, tu kartais pamiršti, kokio masto tai dalykas yra, kad šalimais yra ten toks altorėlis, kur Pobišus buvo atkeliavęs, ten buvo transliacija, ten visi žiūrėjo ir panašiai, tai vieta yra jinai ne tik religinė, bet vieta, kur kova prieš represijas tiesiog yra, kur kėlėsi. Aš prisimenu, kad vieną kartą buvo apdegęs nemažai ir gaisrų vis pasitaiko ir kasmet būna talkos, kurios ten tos senus kryžius, kurias ten jau visiškai sutrešia, ten kažkiek jų jas ten suima, ten sukopia, bet jis tiesiog toliau status ir einant, kad ir buvo šiais metais tiesiog irgi, taip, nes važiavom po Baltijos šalis ir užbaigiam su Šiauliais, tai matai, kad tiesiog tų kryžių vis daugėja ir formas skirtingas įgauna. Tai smagi vieta. Tokia smagi, žinai, dalinai smagi, ta prasme šiaip tai. O tai po Baltijos šalis tai buvo Helsinkį? Aš dabar žiūrėjau, kad Suomija, tai tarpu, kuri buvo 4 Baltijos šalis, dabar vėl sako, pripažįsta, kad Baltijos šalis lygiai taip pat. Ne, apsistojom ties Latvija, Estija, buvom tam pačiam Parnu, tai Parnu buvo toks kaip jis man priminė mažesnę Klaipėdą, kur tiesiog yra, žinai, uostas ir ar mes kažką ten specifiškai pamatėm, ne, buvo per kur keliavom, kur apsistojom. Bet labiau patiko Cėsys Latvijai, nes toks labiau istorinis miestas su savo pilim. Taip ir sakyk, kad alaus važiavo. Tai gerai buvo. Bet dar pasitaikė, kad buvo Mindauginės ir mes važiavom tada į tą Cėsį ir atvažiavom į barą. Liko valanda ir mes informuojam vietinius, kad žinokit, mes himną giedosim, viskas gerai. Jo, tvarkoj. Tai mes sustojom 4 ir traukiam tą Lietuvos himną ir jautėmės, kad visiems latviams aplinkui visiškai vienodai, kas čia vyksta, ta prasme, giedokit savo himną. Bet jie kažkaip nenušvilpė jūsų, ne, atlikti apeigas. Visiškai, ta prasme, buvo lietus kaupėsi, buvo žmonių susirinkę aplink, niekam nebuvo jokio skirtumo. Tai, pasijutai toks, žinai, vienok gerai, nes nesi kažkokia paroda dabar. Ne futbolio ultros turbūt. Taip. Labai kukliai dainavot. Tai giedojom, tai sakė, taip. Giedojom, taip. Giedojimas. Ar yra Kaune tokia vieta kaip prie Šiaulių Kryžių kalnas, kur nežinau, kažkokia tokia gal turi ir apeiginė šiek tiek prasme, kur norisi sugrįžti po kelionių? Šalia Kauno. Ir pačiam mieste, nežinau. Geras, šitas klausimas pagavai tu mane. Tai tu pagalvok, aš per tą laiką atsakysiu. Okay. Kas man yra. Kaunas irgi turi nerealią privilegiją turėti didžiausią ąžuolų parką visoje Europoje miesto centre. Ta prasme, mes pripratę prie to esam, bet netgi kai tu pasakai tokį dalyką, ąžuolų, kaip jie vadinasi, 100-metinių ąžuolų giria, bet ne kažkur ten už miesto centre. Ir vien jau tai, kai pasakai, kad yra nuo viduramžių
šventas miškas, į kurį būdavo draudžiama įeiti, nes ten piktos dvasios gyvendavo. O žmonės iš karto suklusta, sako, tu, oho. Ir paskui, aišku, pridari. Ir aš gyvenu 500 metrų nuo to parko. Tai yra ta vieta tikrai išskirtinė. Man asmeniškai tai yra ąžuolynas. Kita vieta yra labiau su religija susijus, bet labiau su black metal atspalviu. Tai yra Kauno Žydkapiai. Žaliakalnė. Taip, kur irgi tokia tikrai išskirtinė turi aurą, kurios sunku kitur pamatytum. Dabar nevertinkim, ar ten gera ta aura, ar bloga, ar tos kapinės atitinkamai sutvarkytos ar ne, bet ta vieta tikrai yra išskirtinė, aš tokios antros nežinau, nei Lietuvoje, nei niekur kitur, plus man sentimentaliai jinai yra artima, nes aš užaugau šitame Radvilėnų plente. Mano pirmoji mokykla būdavo ta, kur yra šalia Žydkapių. Braždžionė, ten dabar turbūt nevadinasi. 31, man atrodo, bus. Ir mes per pertrauką tiesiog eidavom žaisti į Žydkapius slėpynių, nes 90-ais Žydkapiai buvo praktiškai Lietuvos džiunglės. Mhm. Ten kaip galėjo kas nors gerą labai siaubo filmą nufilmuoti, Swamp of the Dead. Ten buvo milžiniška pelkė ir iš tos pelkės antkapiai kišojo. Kartais gal ir kokia viena kita kaukolytė iškildavo. Tai aš tą vietą prisimenu nuo pat vaikystės kaip tokią labai mistišką ir ypatingą. Aišku, paskui ją sutvarkė, visus tos medžius išrovė, pelkė išsausino, bet vis dar tie suvirtę antkapiai, jie vis dar ten yra. Man daro jie tam tikrą, priverčia mąstyti kažką tokio. Tai aš visada būna mano pasivaikščiojimas Žydkapiai, ąžuolynas, Parodos kalnas, Laisvė alėja, baras. Yra 4. Kauno Pilno kultūros pokalbių klubo epizodas dabar įrašinėjimas, tai tu esi 3 žmogus ten toj vietoj užaugęs. Tiesiog kažkodėl taip buvo Žilvinas iš Gera muzika gyvai, jis Radvilėnų priešais kareivinės, dabar policija turbūt, ir tada buvo Irena Balsiukaitė, kuri ten Kraševska, tai irgi ten visai šalia. Tai nebejoju, kad mes ten ir aš ten gyvenu irgi, bet aš tik dabar ten gyvenu pastarosius 6 metus. Tai nežinau geros istorijos apie žydų kapines, bet žinau gerą istoriją apie ąžuolyną. Noriu pasidalinti, kodėl mes jį turim, ir mes jį turim dėka vienuolių, kurie ten gal ir mainų šiek tiek būdu senais laikais, žodžiu, su valdovu tuometiniu išsimainė tas žemes iš karmelitų, nes karmelitų vienuolynas yra buvęs prie Nemuno tenai, prie dabartinio Akropolio. Bet, žodžiu, jiems atiteko tie plotai, nes ąžuolynas buvo, visas Kaunas buvo giria kadaise. Bet ten taip ir nebuvo nieko iškirsta ir yra rastos senovinės knygos bažnytinės archyvose ir ten, žodžiu, yra netgi užfiksuota, kad vienuoliai pirko malkas. Jie turėjo mišką, bet jie pirko malkas, nes jie vis dėlto pasirinko nekirsti to miško, nes vadinasi kažką tai jautė, kad nereikėtų jo kirsti ir reikėtų jį išsaugoti. Tai man pasirodė šitas labai įdomus dalykas. Skaičiau žurnale Būdas apie tai. Galvoju, oho, tikrai kažkaip žmonės gal kartais jaučia, kur nereikia kišti savo nosies, nors dar tais laikais tikrai niekas, manau, kad negalvoja apie aplinkosaugą ar ten kitus dalykus. Bet va, ar sugalvojai savo vietą? Sugalvojau, pradėjau galvoti apie simpatijas miestui ir kadangi pas mane sukas aplink tarpukarį viskas, tai kurortas Panemunė ir Panemunė Šilas, tokia vieta, kur man augant Šiauliuose nebuvo, kad esi mieste, dalyje miesto ir taip staiga tiesiog toks kaip kampelis labiau gamtos. Tai pas mus būdavo tas tradiciškai Geležinė Lapė ir Talkšos ežeras, bet nebūdavo pakankamai urbanistinė, o Panemunė Šilas vis tiek kažkoks man toks atrodo turintis to kurorto išlaikyto tam tikro, jo lab, kad per tas vilas vaikščiant gatvelėmis tu ir matai,
kur karininkai ten gyvena ir panašiai buvę, tai šitas, sakyčiau, man toksai, kur sukelia simpatijų ir kai vis kraustydavus iš Kauno skirtingų erdvių, tai vis mėgindavau kuo arčiau centro, dabar gyvenu Donelaičio gatvėje, tai patenkinęs savo norą esu, bet visada būdavo, kad pasižiūri prie Panemunės vietų, nes man ten irgi toks atrodo toks geras kampelis. Ir ten iš tiesų yra gal šiek tiek tos nuotaikos kaip ir Kryžių kalne, kur tu matai tas nuostabias vilas ir tada, jeigu pasidomi, tai žinai tas istorijas, kad ten ypač, kadangi ten tiek daug karininkų gyveno, Taip. kiek daug ten žmonių yra ištremtų, nužudytų ir šeimų išplėšytų, tai irgi labai liudija smarkiai iš tiesų tas 50 metų mūsų valstybės buvimo įkaitės sąjungos. Tai taip, įdomus jūsų abiejų pasirinkimai iš tiesų. Dar galima būtų pridėti ir tą patį Žaliakalnį. Taip. Bet kas į Kauną atvyksta, siūlau labai paprastą entertaining pažintinę autoekskursiją. Tiesiog išeiti į Žaliakalnį, pasivaikščiot tarptų visų namelių. Yra ta daugiau intelektualusis Žaliakalnis, tas labiau kur prie prisikėlimo bažnyčios, ir yra kita pusė, kuri ant kalno, ta daugiau Brazilka, Argentinga. Prie Zanavykų turgaus. Jo. Ta daugiau paprastoji miestietiška dalis, kur labiau paprasti žmonės gyvena. Ir tenai aš kiekvieną kartą vaikščiodamas per tas gatveles vis kažką naujo randu. Neskaitant, kad turiu šiek tiek perversinių, vojeristinių tendencijų, pažiūrėti, kaip kiti žmonės gyvena, kaip jie išplanavę savo butą ir kas pas juos ant sienų kaba, kokie paveikslai. Bet tas yra labai gražus kontrastas tarp tų namelių medinių, kai kurie yra visiškai lūšnos jau byrančios, ir modernios vilos, kurios yra atrenovuotos modernistinės, ir tu tiesiog vaikštai, pasiklysti ir dar čia, prieš kokį 2 mėnesius aš tiesiog einu ir staiga randu gatvę, kurios niekada nebuvau pradęs, ir tu pažiūriu, Braškių gatvė. Wow, praeinu tą visą gatvę, tokiu lanku jinai eina, labai siaura, ir išeinu, o gatvės gale stovi kioskelis, kuriame eini, ir ten yra vienintelė vieta, kuri turi itališko prosecco markę, kurios daugiau iš vis Lietuvoje niekas nepardavinėja. Tai that's beautiful, kaip sakant. Kioskelis, kur tu eini, ir ten yra viskas absoliučiai, nuo raugintų kopūstų, agurkų, dešrų, gaiviųjų gėrimų iki prosecco, konjako, mineralinio ir taip toliau. Prie mūsų namų buvo tokia, bet dėja dabar ten masažo salonas. Čia ne Načnykas, jeigu ką. Taip. Jeigu kaisit Ten yra dar ieškot. Kriaušių gatvė, ten yra toks vadinamasis Žaliakalnio kompotas. Tai. O apie tos perversinius pomėgius žiūrėti, kaip žmonės gyvena, aš tai iš viso galvoju, jeigu jau tu nusiperki butą su langais pirmame aukšte ir su langais į gatvę, tai tu turi kaip ir prievolę. Tu tada turi kažkaip ar kažkokių skulptūrėlių, ar gėlės pagalvoti, kokias dėdi. Man visą laiką labai įdomu. Ir ten visokiausia, aš kartais ir prifotografuoju, tokių serijų padarau ten. Šuniukai languose, pavyzdžiui, pliušiniai, ar ten kokie nors drožinėtos skulptūrėlės. Tikrai, ypač Žaliakalnį, tai žmonės taip jaučia tą atsakomybę, kad žmonės tikrai dairysis. Jeigu turit vojeristinių potraukių, tai geriausia vojeristų rojus yra Švedija. Nes jie ne tik neturi užuolaidų, nes Skandinavijoje visi turi obsesiją šviesai, nes jos labai mažai yra. Užuolaidų nėra, jie negana to, jie dar vakare, kai nusileidžia saulė, ant palangės lemputę uždega. Kad, vagin būtų pilnas inventorius. ką galima išsinešti iš namų. Ir iš tikrųjų tiesiog tu eini ir taip, pirmuose aukštuose yra kaip akvariumai tokie. Tiesiog matai, kaip žmonės gyvena in real time. Tai nežinau, man tai yra labai gražu. Kokiu tu jau turi miesto atradimo pomėgių, kurie gal ne visada tokie. Čia pasakyti. Aš manau, kad klaidžio tom gatvėm aš irgi esu užtikęs atradimų savo. Žaliakalnį, pavyzdžiui, kadangi pas mus Kaune pilna laiptų įvairiausių, kur negalėčiau suskaičiuoti visų, kiek jų ten yra. Žinau, kad 70+ tikriausiai per miestą. Tai
ties vienais laiptais užlipęs kartą užtikau namą, kur gyveno Antanas Samuolis, tarpukario dailininkas, ir galvoju, aš ką tik buvau parodoje, dabar, kaip atrodo, žinai, tiesiog užtikau specialiai tą vietą. Ir paprasta medinė tokia lušnelė, namelis paprasčiausiai, o šalia jau modernistinis toks vos ne kaip tam tikras šnipiškių jausmas kaip Vilniuje, kur tiesiog trobos ir šalia jau daugiabučiai. Tai jo, yra to žavesio, tai aš Kaune irgi jaučiu, turiu tokių vietų, kur mėgsti praseit, Pelėdų kalnas ten aplinkui tikriausiai kažkur būtų. Ir prisimenu, kai atvažiavęs Šiaulių pirmiausiai kažkiek norėjau pažinti miestą ir bijojau važiuoti visur automobiliu, tai COVID metu buvo geras momentas, kai nėra tiek daug eismo, aš aplink naktį ratus aplink Kauno rajonų sukdavau. Tai man labai patinka Seneva kapinas, atradau žiauriai fainas man yra ir... Čia už Aleksoto? Jo, šalia visiškai jo. Ir tikriausiai, jo, ir ta visa Panemunė tikriausiai irgi išnarščiau. Taip, vienas žydų kapinės, kitas Senevos kapinės mėgsta toks, mėgstamiausias yra mano Šančių, ne Šančių, bet Panemunės kapinės, ten, kur perkelia visus senuosius kapus iš Ramybės. Ir ten... Ir Eigulių kapinės irgi perkelia gali beje. Bet Panemunės kapinėse, kas yra nuostabu, yra lakūnų kapai, kur yra tie sraigtai, kryžiai, ten yra kažkas neįtikėtino visiškai. Ten yra ir daugiau valstybės svarbių žmonių, ten Stulginskio kapas yra taip pat. Tubelio lygiai taip pat. Ir yra erdvė, kur aš visuomet mėgstu užlipti iki pat viršaus ir matai visas kapines tiesiog. Tai tu iš esmės lankai kažkieno kapo kiekvienais metais, nes turi mėgstamą vietą kapinėse. Tai būna, kad mes su draugais per, pavyzdžiui, kokias užgavines einam per kapines tiesiog. Tai, bet yra kažkas tokio, mes irgi, kai su vyru keliaujam, labai mėgstam užsukti į kapines. Tiesiog toks yra, atrodo, kad kultūros pažinimo. Kapinės yra autentiškas miesto veidas. Taip. Jeigu nori pažinti miestą giliau, nueik į kapines ir pamatysi jo autentišką bruožą. Yra, pavyzdžiui, šiaurietiški miestai, kur atitinkamai tas minimalizmas, kur tu matai mieste, jis toks pat nuobodus ir pilkas kapinėse. Visi antkapiai vienodi, visi vienodo aukščio, visi tokiu pačiu šriftu. Siaubas, kaip neįdomu, net mirt nėra prasmės. Bet Italijoje kitaip, ar ne? Ne, Italijoje tai jau yra arte funebre, arba ta, kuri kilusi iš viduramžio laikų ars moriendi, nugaišimo menas. Ne tik pačiame fizinėme procese, bet ir palaidojimo ir visa tai, kas susiję su tuo. Tai jo, Italijoje yra daug monumentalių kapinių, labai gražių ir O tu vedi specialias ekskursijas kaip gidas būtent kapinėse Italijoje? Turiu vieną ekskursiją, kuri vadinasi Ezoterinė Roma. Į ją įeina ir Verano kapinių aplankymas, nes tai yra labiau ne kaip kapinės, o kaip grinai mirusiųjų miestas. Sakykime, mūsų laikų nekropolis. Nekropoliai būdavo etruskų laikais, o tos kapinės yra tokio dydžio, kad tu vien tik tai jas pereiti išilgai nesustojant, užtrunki maždaug apie 45 minutės. Ir kapinės yra gatvelės, kur važinėja autobusiukai. Ir kapinės pasidalina monumentalūs kapai, tada ten garsus personažai, politika ir taip toliau, tada šeimos kriptos. Ir ant galo prieini tuos vadinamosius kondominiumus, kur yra grinai daugiaaukščiai, kaip mūsų daugiaaukščiai, su laiptinėm, su liftais, su kiemeliais, tik tai vienintelis skirtumas, kad ten gyvena ne gyvieji, o mirusieji. Jie į sieną sudėlioti ir tu grinai eini į namą, užkyli tam tikrą aukštą ir nueini aplankyti savo mirusio. Tarp kitko, Verano kapinėse yra ir Lietuvos koplyčia, kur yra palaidoti keli signatarai Lietuvos konstitucijos ir mes ten einam pasivaikščiot, nes tai irgi yra, sakyčiau, miesto pažinimo dalies svarbus segmentas.
O kas liečia Kauno kapines, nežinau ar žinojot, man labiausiai imponuojančios kapinės yra Jonavos gatvės. Eigulių kapinės. Eigulių. Jis Ir yra cirko mes, panteonas. mes turim tradiciją eiti visada per vėlines. Ir visiškai atsitiktinai atradom tą vietą, Eigulių kapinėse, tiesiog klajojant, vaikščiant, radom tokią kaip takelį. To takelį, tas toks skverelis, jis aptvertas yra ir vidury to takelio yra staliukas. Kažin kam reikalingas staliukas. Paskui pradėjom žiūrėti tuos kapus, o ten pasirodo sulaidoti Romai. cirko artistai. Taip. Cirko artistai ir ten tokių dalykų yra, ten yra ant vieno antkapio vienas Lietuvos cirko pradininkų, akrobatininkų, tragiškai žuvęs, sudraskytas tigro ir net ant antkapio tigras yra uždėtas. Ne tik tas, kuris buvo sudraskytas, bet ir draskytojas irgi yra pacituotas. Kitas ten, tas, kuris iliuziją užsiėmė juodąją magiją ir taip toliau. Negana to, paskui aš sužinojau, man močiutė šitą papasakojo. Aš sakau, tu žinojai, kad Kaune yra tokia vieta, kur grinai visas skverelis skirtas cirko artistams. Sakau, tai aišku, kad žinau, sakau, ne tik, sako, per kiekvienas vėlines cirko, aišku, dabar Kaune nebėra tos tradicijos, bet seniau būdavo, tas cirkas būdavo, sako, kiekvienas vėlines, jie susirinkdavo tenai ir visą naktį per tą takelį darydavo savo triukus ir fintus, ten akrobatinius, taip pagerbdami savo išėjusius kolegas. Planuojam spalio žurnalą skirti cirkui, tai planuojam plačiau papasakoti apie tą cirko artistų panteoną, bet dar ir Romų kapai yra įspūdingi. Jo, ten viršui. Ir ten irgi yra daug kryžimių žmonių, ten Čiurlionio broliai ir sesuo yra palaidota. Ir jos labai didelės iš tiesų, nes ten nuo Šiaurės prospekto gali įeiti irgi, kur atrodo taip toli, bet ten irgi gali taip gerokai pasivaikščioti. Kas galėjo pagalvoti, kad mūsų kapinės čia taip visus tris suvienis, čia turizmas. Bet aš dar norėjau aptarti su jumis, kas man atrodo, kad judviems yra bendra, tai yra kalba, kalbos pajautimas. Simai, tu pats minėjai, kad kai persikrausti gana mažas į Italiją, jau šiek tiek ir lietuvių kalbą buvai primiršęs ir dabar naudoji abi ir taip pat ir rašai labai efektingus postus Facebook'e ir knygas ir dainų tekstus be abejo. Jovarai, tu rašai irgi slemą, poeziją ir nežinau, gal dar ką nors rašai. Dabar rašai magistrinį darbą apie futbolo ultras, tai irgi labai įdomu. Bet minėjai irgi, kad kažkas akcentas, lyg dialektas šiaulietiškas, kažkas tai lyg ne visai tokio norminio. Kas jums apskritai yra norma kalboje? Ar yra toks dalykas, kaip kad kažko neleistumėte savo kažkaip kalbėti viešumoje, nes tai yra nenorma? Tam nežinau. Aš labai laikaus tokio sociolingvistinio požiūrio, tai yra, kad kalba save pati reguliuoja ir kad nėra kažkokios instancijos, kuri turi tiesiog ją ten tramdyti. Pavyzdžiui, mano artimam ratui yra žmonių, kurie konservatyvesni ir mano, kad, žinai, ten viskas kalboje, ten tvarkoj su kalbos komisija. Aš būčiau priešininkas, nes manau, kad kalba savaime tiesiog neišnyks, jinai adaptuojasi, koreguojasi ir panašiai. Tai savitai tam yra grožio, o ar aš kalbą kažkaip tramdyčiau, tai, vedant ekskursijas, natūraliai tu esi kažkokios vienos tonacijos, bent jau su manim, aš tiesiog turiu savo tokį persijungimą ir yra žodžiai, kuriuos aš mėgstu naudoti ir kurie tinka tam laikotarpiui tarpukario ir tu vedi ekskursiją tam tikrų ritualinių būtent pratimu, kur nusikeli tą laikotarpį, tas yra maždaug tinkama. Visai kitaip bendrauju, kai vedu slemą ir visai kitaip bendrauju viešai ir tai yra kalbos kodai. Tai mokantis tiesiog lietuvių kalbos, čia labai natūralus dalykas, tu kalbi su vaikų kalba, žinai, nepasakos jam ten kažkokiu ten, žinai, ten savokų ir panašiai, lygiai taip pat ir kažkur kitur. Tai aš už tai, kad kalba diktuoja sąlygas ir tu jos netramdai kažkaip. Tu gali praturtinti ją savo kažkokią išraišką, bet jo,
manau, kad jinai tiesiog tegul savo gyvuoja. Tu iki šių metų, mokslo metų pabaigos dirbai lietuvių kalbos mokytoju, taip? Taip. Taip. Tai kaip vaikai tave laikydavo, labai griežtu, ar kelintom klasėm? Vyrai negriežti mokytojai yra. Tiesiog taip yra, tokia natūra. Buvo sunku pratintis prie to, kad reikia griežtesnio biškį laikytis tokio niuanso, kad vyksta procesas mokymosi apskritai. Griežtų nelaikydavo ir kaip tik būdavo, kad jeigu žino, tarkim, kam simpatizuoju, ten, tarkim, kokiam nors, prieš kalbos kokią komisiją, tai žinodavo, kad ir per kurią pusę, pavyzdžiui, gali kokį rašinį parašyti ar dar ko nors. Bet aš tiesiog susilaukdavau klausimo, kam ta lietuvių kalba apskritai skirta yra. Bet čia, penktokai klausia šito dalyko. Ir jie man sako, aš moku lietuviškai, ką manęs mokytis. Ir tada bandai surasti argumentų, kurie tiktų žmogui, kuriam 12 metų yra. Ir kodėl? Jam netinka įprasti scenarijai. Ta prasme, kad jeigu tu gerbi savo protėvius ir tėvus ir savo tautą, tai tu lietuvių kalbą mokėsi ne tik, ten buitinių lygių, bet tiesiog, kaip įsilavinęs žmogus, mokėsi bendrauti ne tik kalbą, bet raštu. Bet penktokai nesvarbu šitas dalykas yra. Jis tiesiog kalba, atitinkamais irgi ten su kultūriniais bruožais, pavyzdžiui, ten lygis, levelis, armoras, šildas ir panašiai ir viskas. Ir tai iš dalies irgi yra viskas tvarkoje su tuo. Tai tiesiog būdavo keblumų nustatyti tą tokią tam tikrą svarbą, bet viskas ateina su sąmonė, viskas ateina su to, kad tu ateisi iki gimnazijos ir man atrodo, kad tai daugiau suvokimo, kas, dėl ko ir kodėl. Nes, pavyzdžiui, man besimokant lietuvių kalbą ir istoriją irgi nebuvo kažkoks ten rodiklis, ten maks. Tik po to kažkaip suprantu ir pagauni, tai labai neprieštaraudavau, nes suprantu, kad ateis laikas. Bet nebedirbi mokytojai? Korepetitorius perėsiu į paprastesnį gal rolę. Paprastesnį. Tai Simonai, kaip tu manai, kam ta kalba reikalinga? Aš manau, kad kalbant su žmonėm reiktų ir jausti pulsą ir derinti savo kalbą, atitinkamai įdedant nuo savęs, kiek tu nori perduoti, bet ir taikant tiems, kam tu skiri, tai iš esmės, ką ir sakė tik Jovaras. Tai mano filosofija yra, kad laikytis natūralumo, bet tas natūralumas turi būti taisyklingas. Jeigu tu pasakoji apie tam tikrą rimtą kontekstą, tu gali naudoti žargoną, bet tu turi nenukrypti nuo vizijos ir taip pat turi vis matuoti, kaip tave priima. Ir pagal tai tu derini tą savo kalbą ir taip normuoji to savo pasakojimo efektyvumą. Nes iš esmės ekskursijos vedimas yra, galima sakyti, ne pramoginis stand-upas, ne komedijos stand-upas. Nes tu ne tik turi informaciją perduoti, tu turi perduoti informaciją, bet tu turi dar ir taip ją perduoti, kad jinai įdomi būtų. Ir dar turi dadėti nuo savęs savo ištraukti energetikos daleles, kad jos praturtintų ir žmogiškąją prasme tą informaciją. Ir neužtenka perteikti teisingai žinias, jeigu, pavyzdžiui, tavo balso tonas yra nuobodus ir užknisantis, nes žmonėm iš karto neįdomu tampa arba perteikti žinias, bet perteikti jas taip, kad, tarkim, kad ir taisyklingai, bet skamba nuobodžiai. Tarkim, pavyzdys. Pirmas dublis. Italų ekskursija Vilniuje. Sveiki, aš jums norėčiau papasakoti, kaip atsirado Vilniaus miestas. Stovime priešais Gedimino skulptūrą. Vilnius buvo įkurtas 1323 metais, nors čia anksčiau stovėjo jau miestas ir buvo legenda apie geležinį vilką, kurią patyrė Gediminas, bla 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 bla. Antras dublis. Ponai ir ponios,
ar galėjot kada nors patikėti, kad yra vienas veiksnys, kuris sieja Italijos ir Lietuvos sostinės Vilnių ir Romą? Kas tai galėtų būti? Visada reikia įtraukti tuos, kurie klauso, kad ne per daug neatsipalaiduotų. Dievas? Ne. Karžygys? Ne. Romulas ir Remas? Iš dalies taip, ne. Galit nespėliot, nes nespėsit. Canis lupus? Vilkas. Vilkas Vilniui atitikmuo Vilnius kaip vyriška figūra, Roma vilkė, kuri irgi dalyvavo sukūrime miesto. Ir tai už karto žmonės nuteikė, kad čia yra kažkas įdomesnio, ta prasme. Nes jau gyvenam tokiais laikais, kur tu pradedant pasakot kelintais metais, kas buvo pastatyta, tą informaciją jau jie skaito per ChatGPT. Taip. Ir tu nieko nenustebinsi, tai arba tu tai sugebi kažkaip labai įtaigiai perteikti, arba tu turi sugalvoti kažkokį kitą būdą prieėjimo. Nebeužtenka dalinti tą tiesiog informaciją. Kaip seniau tai veikdavo. Stereotipas senojo gido yra ta bobulė su skėčiu iškeltų. Dabar aš aiškinsiu. Ir viskas, tie laikai praėjo į pensiją. Dabar reikia kažkuo daugiau nustebinti ir ypač atiduoti savęs kažkiek. Kad tu turėtum kažką daugiau negu tą informaciją, kuri jau yra visiems pasiekiama ir nereikia gido, kad ją susižinotų. Tai aš savo ekskursijose, mano galutinis metras yra, kaip irgi sakė Jovaras, aš pasakoju, ką norėčiau, kad man pasakotų. Kas man pačiam įdomu. Taip, aišku, gal bus kažkoks procentas žmonių, kuriam ta informacija nebus aktuali, bet kas yra užtikrinta, kad žmonės vertina nuoširdumą ir užsidegimą, aistrą. Nes jeigu tu pasakoji apie kažką ir tu tai darai atmestinai, tai iš karto tu perduodi tą dalyką tiems, kurie tavęs klauso. Bet jeigu tu pasakoji su aistra, su užsidegimu, tada tu užkreti ir tada tie žmonės klauso tavęs. Tai aš būna, kai vedu ekskursijas Norvegijoje, įtraukiu net ir juodo metalo akcentus. Aišku, pirmą gerai išsistudijuoju, ar verta tą daryti ar ne. Bet paskui būna tokių, kurie nuoširdžiai susidomi, nes net nežinojo, bet turi atverti kelią taip, kad nepasakyti, čia yra Norvegija ir čia yra satanistai, kurie degina bažnyčias ir groja juodą metalą. Aš norėjau klaust, gal tu veži tas bažnyčias, kur bus... Ne, tokiom ekskursijom aš neužsiemu, bet būna vienas kitas, kuris paprašo vesti. Ir aš tiesiog iš kitos pusės pateikiu. Be abejo, kad ne visiems bus įdomu, greičiausiai didžiai daliai nebus įdomu, jie sakys, metalas yra ten tie baubiantis, kriokiantis durniai, čia ne muzika, šlamštas. Viskas su tuo ir neturi visiems patikti, bet neginčytinas dalykas yra, jeigu tu paklaustum, čia ne Biblija pagal Simoną Jurkevičių, kiekvieno norvego jis tau pasakytų, kad jeigu tu nori pažinti šią šalį, juodas metalas yra neatsiejama kultūrinio paveldo dalis. Patinka tau tai ar ne, čia jau tavo reikalas yra. Bet susitaikyk su tuo, kad tie žmonės, kurie groja tą muziką toj šaly, juos žiūrima kaip į kultūros puoselėtojus. Tai yra vienas iš geriausių šalies kultūrinio eksportų. Jeigu tu nori pažinti tą šalį, turėtum susipažinti su tuo. Aš norėjau iš tikrųjų su jumis abiem paliesti šitą temą, galim dabar ją ir paliesti, o paskui dar vieną, kur, kaip pasakėjai, kas bendra tarp Romos ir Vilniaus. Subkultūra, kai ji tampa įvaizdžio dalim, ar miesto, ar šalies. Tai čia turbūt galim šnekėti apie Jovarai tavo dabar tyriamus magistriniam darbe ultras futbolo ir apie tą patį juodąjį metalą, nežinau, gatvės menas yra irgi geras pavyzdys, nes jį labai lengva turbūt ir monetizuoti ir paskui nuo jo gentrifikuojasi rajonai ir taip toliau. Kur yra ta riba tarp autentiškos kultūros, kuri yra tokia miesto dvasios dalis, ir vis dėlto karnavalo, kai jau, dabar užsidėkim juodus perukus, nes atvažiuoja italų turistai iš serijos, arba dabar pradavinėjam marškinėlius ir visi čia pas mus dabar su gazelėm vaikšto, nes čia dabar Žalgiris laimi. Tai dabar Kaune pilna pitbulių buvo, tiesiog, nežinau. Bet pitbulis nesubkultūra. Jo, bet aš tiesiog einu šalia Saboro ir žiūriu daug plikagalių, kiek nesu dar matęs, bet jo, su fanų kultūra, tai man visada buvo labai įdomu, kad man tyriant Vilniaus Žalgirio
futbolas ir galius, kad viename mieste yra priešprieša tarp skirtingos sporto rūšių. Ir pavyzdžiui, krepšinio pasaulyje Vilniaus spalvos yra ten raudona, balta, juoda, o futbolo pasaulyje žalia, balta. Ir yra tokia viduje, ta prasme, nesutarimas, toks tam tikras. Tai, pavyzdžiui, Kaune yra viskas ganėtinai konkretu, nes futbole ir krepšinė yra tos pačios spalvos, ta pati komanda iš esmės. Ir tie visi grafičiai tiek šalia pakrantės prie Akropolio ir tiek Savanorių prospekte Žalgiris tvarkoj, o vat Vilniui ten net skanduotis yra vieni prieš kitus. Tai man įdomu, kad viename mieste telpa ir daugiau miesto supratimo ir suvokimų tiesiog. Tai man buvo žiauriai įdomu matyti, kai atkeliavo dzūkai, grupuotė dzūkų tankai vadinasi iš Alytaus. Ir jie yra bičiuliai su Ryto komanda. Ir jie pradėjo skanduoti tą tokią tradicinę skanduotę prieš Žalgirį, tai žalia ir antras žodis. Čia buvo rungtynės Dainavos su Vilniaus Žalgiriu? Jo, čia buvo praeitą sezoną, jo. Tai pradėjo skanduoti tą tokią, žinai, visi jų girdėtą skanduotę ir tiesiog iš pradžių taip laikėsi tie vietiniai Vilniečiai, po to sako, dabar mes jiems duosim. Ir visą kėlinį skanduotės buvo tik prieš dzūkus, o kad jų dzūkai bičiuliai su yra Rytu, tai ir su Rytu lygiai taip pat sumalė. Tai aš nesu girdėjęs tokio kūrybiškumo, jie ant vietos kūrė skanduotis tiesiog. Flemeriai. Taip. Tai tas yra įdomu, kad galima kartais viename mieste turėti skirtingų miesto supratimų ir kūrimų ir yra tiesiog, tokia, nežinau, kultūrtvarka skirtinga. Bet kai vienas klubas tampa tokiu įvaizdžio dalim, Kauno Žalgiris, pavyzdžiui, yra Kauno sporto įvaizdis, net ne sporto, tiesiog Kauno miesto įvaizdžio dalis. Kiek tame yra sporto, kiek yra vis dėlto komercijos, kaip tu manai? Kaip, aš manau, kad tai yra produktas, kuris veikia ir jeigu jisai veikia, tiesiog jis bus sėkmingas iš to, ar ten tie rezultatai ten bus tokių, kurių mes tikimės ar ne. Tai šitas dalykas, kadangi Kaunas Žalgiris tai yra sėkmingas, tai matom, kad veikia iš visų pusių praktiškai. Tuo tarpu dabar Vilniuje, tas mūsų Lietuvos futbolas, jis toks yra nuo seno labai pajuokiamas. Aš netgi esu radęs straipsnių, kad prieš 100 metų tarpukariu jau juokėsi iš Lietuvos futbolas. Praktiškai tik susikūrė, jau straipsnį pašiepė, ta prasme mus, nes buvo toks incidentas, kad vyko olimpinės žaidynės, atrodo, Šveicarijai tarpukario metu, gal 30 kažkelinti metai. Ir kažkas buvo diskvalifikuotas, tai Lietuva dalyvavo vietoj. Tiesiog pateko į olimpinės žaidynės, prasileido nuo prancūzų ten 0-13, nuo šveicarų 0-7, grįžo atgal į Lietuvą ir iš karto pajuokos objektai, kiek mes čia prasileido maždaug ir panašiai. Ir tą žiūriu, kad jis kažkaip labai ganėtinai išlikęs yra su šiais laikais, tai kai dabar klubinės komandos kiek kelia didesnį lygį negu nacionalinė, pavyzdžiui, komanda, tai yra jau daugiau tokio žiūros taško, kad čia yra viskai kažkoks vykstantis procesas, kad galima kažką iš tikrųjų pasiekti, nes dabar Kaunas dalyvaus europiniam turnyre pirmą kartą savo istorijoje. Jo, mes čia legendinę savaitę šiandien. Taip, visiškai. Prieš 5 metus Vilnius dalyvavo irgi pirmą kartą savo istorijoje, tai klubinis futbolas jis turi tokia aukštesnę sritį, kuri šiek tiek ir edukuoja dabar žmonės, nes mes pamatom, kad iš tikrųjų mes tai visai galim. Ir klubin. Bet kokiu atveju. Balsas iš salės. Nukrypam šiek tiek nuo metalo juodo, bet kaip tu manai, kiek komerciškumo gali būti net ir labai sunkioje ir tamsioje muzikoje, ar gali tai tapti kažkokiu tokiu turizmo produktu, jau ne tik tai fonų geroms istorijoms, kas yra šiuo atveju, norvegiškas black metal ir bažnyčių deginimas, bet ir kažkokiu, kad žmonės atvažiuoja į Norvegiją ir nusiperka, bruzų marškinėlius, pavyzdžiui. Arba atvažiuoja į Kauną ir nusiperka luktus marškinėlius. Possible? Čia buvo turizmo centre. Buvo juokinga labai scena per šitą paskutinę kelionę, iš kurios vakar grįžau.
atgooglina, aišku, greitai, kas aš toks per vienas esu. Nes aš- turbūt keli susidomėjimo iš karto. Kad, Ne, tiesiog jie tie keliautojai keliaujant vis tiek paieško apie tave informacijos. O apie mane daug informacijos internete įvairialypės. Buvo labai juokinga, nes jie pradeda klausinėti, tai duok paklausyti, ką tu ten groji. Aš sakau, ne, čia ne pramoginė muzika yra. Ir stengiuosi labai nukreipti tą dalyką ir sako, tai tavo grupė kas nors žino ar ne? Sakau, ne, čia yra šita pogrindinė muzika ir mes neeinam, nepamatysi mūsų per MTV. Ir kaip tik ant tų žodžių tam pačiam kryžių kalne stovim, aš pasakoju, ateina bišas su luktus maikė. Ir viena bobulė sako, taigi čia tavo grupė, ar ne? Čia tavo, ne? Aš toks sakau, ne mano. Ir tas bičas praeina, sako, jo, čia jis. Tai aišku, aš tik tai galiu pastebėti, kad, čia ypač su interneto pagalba žmonės vis labiau domisi nišiniais dalykais. Visiems jau atsibodęs, tas yra must see maršrutinis turizmas. Aišku, jis vis dar aktualus ir reikalingas. Bet yra, kaip sakant, atsiveria tie gilesni sluoksniai. Tu vieną kartą atvažiuoji, susipažįsti bendrai, tada jau, kai atvažiuoji antrą kartą, nori kažkur giliau digint. Tai va tada ir, manau, prasideda ir subkultūros, ir futbolo dalykai. Aš tik nebent galiu pasakyti, kad man kaip su Italija turint ryšių futbolo tema yra labai skaudi, nes kai Lietuva žaisdavo su Italija, aš kitą dieną neidavau į mokyklą. Jeigu noriu dar užtaikę ant kokių piktesnių ultrasų, jie tą sako, Lituanija, sako, jūs sugebėjot net San Marinui pralaimėjot. San Marinui, prieš kurį net Farerų salos laimėjo 10-0. Patyčios Italijos mokyklose egzistuoja, ne? Jo, be abejo. Ypač kas liečia futbolą. Ne dėl to grįžai Lietuvą gyventi, ne? Kaip? Ne dėl to grįžai Lietuvą gyventi. Ne, tai aš mokyklą užbaigiau. Pasiėmiau kiek reikėjo visų patyčių, tada sugrįžau. Bet... O klausyk, minėjai tą vilką, vilką vilkę, kuris sieja gal vilko figūrą, tai pavadinkim Vilnių ir Romą. O kas sieja amžinai miestą ir mažąjį Paryžių? Tik tu gyveni tokiam mažajam Paryžiui, tam auksiniam Kaune, o tu atstovauji kaip gidas Romoje, tą vis tiek trečdalį pasaulio vertybių, kiek ten sakė, ir pusę. Žodžiu. Ar yra kas nors bendra tarp šių miestų? Tai mitai tiesiog, kurie kuria mitokūrą tiesiog tam tikrą miesto. Kaunas jis labai, kaip pasakyti, ypač dabar, kai pastaraisiais metais UNESCO patekom prie tais, liktais optimizmo architektūra, tai tokį bumą davė ir dabar, ta prasme, viešajam diskurse pilna yra visokiausios, tai formos knygos, ekskursijų formatai nauji, ar tai tiesiog laidos ir tas tarpukario Kaunas, jis patiria savo tokį, nežinau, atgimimą antrą. Aš manau, kad kažkada turės pasibaigti, nes negali ilgai tą pasaką taip labai tęstis, bet jo, aš kai vaikštų Kaune, tai aš nematau kokius stiklainių ar panašiai, mano vizija yra labiau to laikmečio pastatai ir pasižiūriu, kas kur buvo ir panašiai. Tai mažasis Paryžius, aš kartais pamenu ekskursijos ir žinot, kaip Kauną vadindavo tuo metu, kad po Art Deco sostinės Kaunas antroje vietoje su Art Deco būtent architektūra, bet taip pat mus vadino ir dar kitaip, tai Šiaurės Kasablanka, nes keli metai prieš karo pradžią, tai čia knibždėjo tiesiog diplomatų visose kampuose. Tai šnipų ir visa kita, ir tas romantizmas, nes iš to labai gerai ir toliau savo einasi, tai šnipų romanai, filmai apie tos laikus, labai, labai gyva, tai su to mitiniu Kauno žvėrimu, kaip viskas buvo kuriama, ar tas Kaunas toliau toks išlieka toks mistiškas, tai manau, kad, žinai, su amžinuoju miestu galim rasti visokių sąsajų. Kaip tas, man atrodo? Aš galiu nebent išvelgti plačią
paletę įdomybių, kurios yra ir kurias galima pasakot, kurios ne tik pagauna dėmesį žmonių, bet ir sudomina juos. Tai ir čia nėra duotybė. Nes kai man pasako Latvijoje, kad Daugavpils yra Latvijos Kaunas, aš sakau, mažiau Rygos balzamo gerkit ir įsiblaivykit. Ta prasme, nes nuvažiuoja į Daugpilį. Bet čia gal dėl fortų taip sako? Nu, nežinau, gal dėl to, kad antras pagal dydį miestas, bet tas dalykas, ką prieš tai sakau, kadangi man tenka dirbti su italais, tikrai sunku juos nustebinti, sudominti, nes jau jie atvažiuoja nusiteikę, kad čia niekas jų nenustebins. Ir šiuo atveju tiek Vilnius, tiek, tarkim, jeigu ir į Kauną atvažiuojam, tai žaidžia labai stiprią kortą, nes čia yra daug išskirtinų dalykų, kurie suteikia mums privilegiją didelę, kad mes turim tokį miestą. Nežinau, tas pats Ąžuolynas, nėra tokio antro dalyko. Darius ir Girėnas. Niekas nežino Italijoje, kad pirmi, kurie perskrendo Atlanto vandenyną, buvo 2 bičiai iš Kauno. Ir čia muziejus, čia yra lėktuvas, kuris perskrido. Žinojo tą? Ne, nežinau. Ir dar, kad yra 2 lėktuvo versijos, viena sudužus, kita ne. Čia iš karto gali susijęti su labai daug įdomių tematikų, arba kad ir ta pati architektūra Bauhaus. Tai irgi išskirtinumas, kuris yra retas ir dominantis kaip daugelis kitų dalykų. Šitas vienuolynas Pažaislio, kur ten tu įeini į tą bažnytėlį, tau atrodo, kad tu esi kažkokioj Romos bažnyčioje, nes ten yra tipiškas itališkas barokas. Ir kaip tu pagalvosi, kad būtent kažkur Kaune pamiškiai stovi dalelė Italijos architektūros. Kiti miestai tuo negali pasigirti, ir aš net nešneku apie Daugpilį ir kitus, bet pavyzdžiui Latvija ir Estija, neskaitant sostinių, nelabai turi daug kažko tokio ypatingo, kas galima išplėtoti tą temą. Aišku, čia gal vietiniai man paprieštaraus. Yra puikus antras Estijos miestas Tartu. Labai daug panašumų su Kaunu. Taip, bet sąlyginai Lietuva gali pasigirti tuo, kad kiekviena mieste yra kažkas įdomaus, apie ką galima pasakoti, ir aš tikrai to nesakau dėl to, kad aš iš Lietuvos esu. Tiesiog gal pas mus kitoks kultūrinis žemėlapis ir yra tų istorijų, su kuriomis yra lengva sudominti žmonės. Tas yra didžiulis privalumas. Tu jau paminėjai Pažaislį, baroko epochą, mes kalbėjom labiau gal apie modernizmą, apie tarpukarį. Ar verta rištis apskritai prie vienos epochos? Gal kaip tik, turi minėjai tą pavojų, kad galima kažkaip gal ir išsisemti visą laiką tame 20-ame, nes ta epocha tokia, tas epocha labai sąlyginis žodis, kai mes kalbame apie 20 metų viso labo. Dabar kaip tik Kauno miesto muziejai veikia nuostabi vieno paveikslo paroda Kauno vaizdas, kur yra 19 amžiaus Kauno vaizdas. Ir jis yra iš kitos šalies tapytas nuo Aleksoto. Ten netgi matosi ir demarkacinė ta linija, žodžiu, sienos kirtimo punktas, ir matosi tas, dar tuo metu labai, labai nėra tų visų šilainių be abejo, ir taip toliau yra tas Kauno senamiesčio tas kultinis vaizdas, kuris ir dabar matosi nuo Aleksoto. Ir ten daug įdomaus konteksto apie tai, koks Kaunas buvo 19 amžiuje, ir mes su parodos kuratorė Sigita Strazdė kalbėjom apie tą, kad iš 19 amžius dar įdomesnis yra, nes jis ir truko visą 100 metų, ne taip kaip tarpukaris, ir ten gal tas toks mažiau dar nuvalkiotas tam tikrą prasme. Kaip jums atrodo, kiek tų epochų dar čia Kaune būtų galima atrasti, gal irgi turi dar kokių savo mėgstamų, nežinau, 14, 15, 16, 17 amžiaus istorijų? Tai gal ilgainiui prieisim prie kokios, tas 19 amžius ar ne, gynybinis miestas, kaip jisai plėtėsi labai greitai ir sparčiai. Aš žmonėms mėgstu tokį palyginimą irgi užtart, kaip matė Kauno plėtimąsi lankytojai tą metu tarpukariu, nes jis augo kaip ant mielių visiškai. Tai yra tokia faina istorija, kad atvažiavo į Kauną Italijos rašytojas Giuseppe Salvatore.
23 metai, Kaunas Europos sostinė jau 4 metai ir daugeliu europiečių maždaug kas čia per miestas ir atvažiuoja. Išlipo geležinkelio stotyje, tą dokumentuoja savo prisiminėms, ką jisai ten mato ir sako, čia didžiulis bažnytkaimis yra, kaip čia gali būti Europos sostinė. Čia yra grioviai, kur žmonės savo pamazgas ten išmatos pila, nes nėra kanalizacijos mieste. Arklys važiuoja per visą Laisvės alėją tiesiog ir palieka pėdsakus po savim transportas ir aplinkui ties nameliais, kur yra medinukai tuo metu, mieste ganosi karvės, vištos, žąsis ir panašiai. Sako, tai kaip čia gali būti sostinė Europos? Ir turim 23 metus, po 8 metų atkeliauja 3 vizitui ir po to prisiminimai kiek kitokie, kad Kaune stovi dangoraižiai. Tai dangoraižis yra 4 aukštų daugiabutis. Ir tas žmonėms labai patinka, žavus pavadinimas dangoraižis. Ir tada keliauja autobusai, automobiliai, gatvės apšviestos, asfaltuotos, grįstos, yra vandentikis. Tai tas žavesys jo yra būtent su tuo. Galėtų būti ir epochų, kurias neskleistas yra. Aš Kauną esu pamėgęs įvairiausiam sritim, tai pavyzdžiui, kad ir save laikau laisvamaniu, tai reiškia, kad neišpažįstu religijos, bet man netrukdo jinai, kas buvo irgi tam laikotarpiui maždaug būdinga, tai pas mane ant kojų yra 2 bažnyčios. Viena yra Pažaislio, kita yra Prisikėlimo, pirmas tas bandymas statyti. Ai, tas, kur toks sraigtinis. Sraigtas, toks bankuchenas. Taip. Tai Balys Sruogas sakė, čia yra ne bažnyčia, bet sraigtas bankuchenui kepti. Sako, kaip tai gali būti kažkokia tai bažnyčia. Tai Kaunas pilnas visko, tiesiog nuo baroko perlų, gynybinis miestas. Galiausiai net ir nūdieną kažką kalbės, kriminalinis Kaunas, Vilijampolė, Slabotki, visa kita. Čia kaip pažiūrės, labai daug skirtingų veiksnių. Dar gal reiktų atkreipti ir dėmesį, kad nebūtinai tas, kas mums įdomu, nėra, ta prasme, tas, kas mums yra neįdomu ir atrodo nereikšminga, nebūtinai išorė yra tas. Pavyzdžiui, tie patys italai, dabar aišku jau mažiau, nes praėjo laiko, visada manęs klausdavo seniau, ar Vilniui važiuosim pažiūrėti to rajono, kur Černobylį filmavo. Tiek dalykų, kurių yra Vilniui, jūs norit būtent tą važiuoti, žiūrėti, ta prasme. Bet tu supranti, kad tau tai turi vieną reikšmę, o jiem tai yra visiškai čia, sakykime, lietuviška architektūros molčiadoma, kur visi klauso ir jam tą grupę ir jam kažkokį žavesį turi tas postsovietinis niūrumas ir šiurkštumas. Ir ypač jeigu tu negyvenai niekad tose šalyse ir tu nežinai ir gali ir labai romantizuoji tuos dalykus. Tai susijant su Kaunu, mes kaip grįžtam, važiuojam atvažinėjom iš šiaurės nuo Šiaulių, ir manęs paklausė, ar Vilniui nuvažiuosim pasižiūrėti tą rajoną, kur filmavo Černobylis. Sakau, nevažiuosim pažiūrėti, bet galite pamatyti gana panašią kopiją pravažiuojant pro Kauną Šilainius. Nes tas pats šūdas. Su visa pagarba, aš pats gyvenau Šilainiuose bent 4 metus, bet, sakykime, estetikos prasme, tai nėra pats gražiausias dalykas, kurį turime, bet jis turi vis tiek žavesį ir nereikia to ten kažkaip slėpti ir sakyti, kad čia kažkas, čia jau paskui žmogus pats pasilieka savo interpretacinį lauką, kaip tai vertinti. Bet tai yra dar kitas dalykas, kurį tu žmonėm turi parodyti, nes tai yra mūsų mieste stovi, ne kažkoks dalykas, kurį reikia slėpti ar kažką. Aš atsimenu, iš tiesų mes lankėmės Plovdive, kai Plovdivas dar tik turėjo, man rodo, po poros metų tapti Europos kultūros sostinė, čia ryšim su Kauno tapimu. Ir Plovdiv yra toksai rajonas, irgi šiaip architektūros prasme, tai Černo ir Fabioniškės Šilainiai, bet ten gyvena didžiausia Romų bendruomenė Europoje.
Ir ten, ta prasme, jie tikrai su vežimais važinėja ir ten satelito lėkščių koncentracija turbūt pasaulyje didžiausia ir tos tokios arenos stovi kaip gal primenančios cirko palapinės, bet ten vestuvės vyksta ir ten tikrai įspūdinga yra, ta prasme, turbūt egzotiškiausia vieta Europoje, kokia aš esu buvusi. Ir mes ten buvom kaip žurnalistų vizitas ir ten gal 8 ir, žodžiu, mes sakom, gal galit mus ten nuvežti ir ten, ne, čia pagal Europos kultūros sostinės programą kaip ir nelabai numatyta. Mes sakom, ne, tai mes žinokit, mes neišvažiuosim dabar iš to jūsų Plovdivo. Labai faina, kad jūs esate seniausias miestas Europoje, čia 10 000 metų, ten super, bet mes norim tai mus nuvežė galų gale ir iš tikrųjų buvo viena mergina, kuri ten ir papasakojo, ir bus ir programa speciali kultūros sostinės metu ten integracijos, nes jį pati iš to rajono, bet jie taip gal šiek tiek prisibijojo, bet buvo tikrai labai įdomu ir irgi man, nesakau, kad man Plovdivas Bulgarijoje yra apie tai, bet ir apie tai. Ir tarsi aš turiu teisę tai yra to pamatyti. Dalis. Taip. Ir tai vis tiek yra autentika tos vietos. Turbūt daug įdomiau negu žiūrėti kažkokį nuglaisti tą senamiestį, kur yra ten Irish pubai ir Lego parduotuvės su visą pagarbą Lego irgi. Nes tada tas masinis turizmas toks atrodo, kad jisai labai unifikuoja tos miestus. Jie tampa panašus vieni kitus. Tos pagrindinės gatvės didmiesčių, tai jau paskui yra Zalcburgas ar Praha, parduotuvės tas pačios, kavinės tas pačios. Kaip jūs jaučiatės, būdami tokios industrijos, kuri, šiek tiek vis dėlto ir atšilimą skatina, nes žmonės skrenda būriais į Art Deco muziejų, iš viso pasaulio degina CO2, ar kiek tvari ta turizmo industrija jūsų akimis yra? Šią vasarą itin daug užsieniečių pas mus yra būtent atvažiavę ir net sunku surasti sąryšį su praeitais metais kažkaip, kad jų atrodo daug daugiau negu prieš tai buvo. Tai mes ir angliškų ekskursijų daug daugiau esam dabar pasiūlymą turintis, kur būdavo anksčiau gal porą kart mėnesį, dabar vos ne, kad kas savaitę galėjau surasti, kas yra paprasčiau, bet labai dažnas variantas būna, kad atkeliauja jie į lietuviškas ekskursijas ir įsijungia tiesiog momentalinį transliatorių ir klausos tiesiog visko iš savo telefono. Momentalinis transliatorius, koks nuostabi frazė. Lituanistas. Vertėjas, taip, vertėjas. Atsiprašau. Tai viską transliuoja. Tai šitas momentas atrodo, kad tą turizmą dar labiau priartina, supaprastina žmogui tiesiog tą informacijos patekimą jam pačiam. Ir kažkada teko tai bendrauti net ir darbuojantis anūkose, kur su manim kalbėjo portugališkai. Ne iš Vilniaus, ta prasme. Su manim kalbėjo portugališkai, aš galvoju, kaip šiai kalbėti angliškai, nelabai susišnekėjom, tai galiausiai per Google Translate kažkaip. Tai tos technologijos jos įeina būtent į tą tokią sferą, kur yra patogumas, o tas prieinamumas visas, tai kartais atsiranda tam tikrų stygių ir keblumų, pavyzdžiui, manimas, kad visur anglų kalba dominuoja. Atvažiuoja, kad ir bando patekti ekskursijas, kur lietuvių kalba ir po to žmonės piktinasi, kad tinklapyje nebuvo nieko parašyta, bet pirkau ne iš jūsų tinklapio, ten iš kažkur kitur. Tai būna kartais, kad ir esu sulaukęs žmonių, kurie nepatenkinti išeina po ekskursijos nelikus iki pat galo, bet minimaliai, labai minimaliai tokių, tai dažniausiai žino, kur patenka. Tai kokia ateitis turizmo industrijos apskritai? Dabargi visi su ChatGPT, tu jau pasakoji, tai ir be abejo, Simonai, turi išskirtinumą savo storytellingo. Atsiprašau, nežinau kaip lietuviškai storytellingas, bet tikrai žmonės gali susidaryti maršrutą su ChatGPT ir pasiremti Insta pasakotojais, kurie atskleidžia slapčiausias vietas, tik tai jums, tik tai mano milijonai. Dabar visi viską recenzuoja. Taip, visi viską recenzuoja. Tai kur tas turizmas nueis dar po keliarių metų? Aš, kas liečia, ką buvo sakoma apie tvarumą, galiu nebent tik tai padėkoti Dievui, kad ir kur jis bebūtų, nežinia, kad to turizmo yra dabar ir kad jo daug ir kad tebūnie dar daugiau, nes aš pirmų asmenių išgyvenau, kas atsitinka, kai nebėra turizmo. Turizmo sektorius yra pats trapiausias iš to pramogų, kaip čia vadint, entertainment paslaugų pasaulio, kur pats trapiausias ir nestabiliausias. Gali būti
masinio turizmo sezonas, o sekantis gali būti nulinio turizmo sezonas. Pandeminis laikotarpis puikiai parodė, kaip nuo prestižinės profesijos iki tapimo bedarbių bomžų buvo vienas žingsnis. Ir aš nejuokauju, aš turiu ne vieną kolegą, kuris pakeitė profesiją tiesiog, į savo gražų gido pažymėjimą įsirėmino ant sienos, nes, tiesiog mes likom bedarbiai ir netgi prisimenu iš tų laikų, kaip mes, ta prasme, šaukėmės pagalbos, kad nepalikit mūsų taip savo valioje ir senės internete komentavo, o kas jums trukdo normalų darbą susirasti, kaip visi žmonės. Tai būtent aš sakiau, mums tai niekas netrukdo susirasti normalaus darbo ir susirasim mes tą darbą vienokį ir kitą, o kai jums reikės gido, tai pažiūrėsim, ar jūs susirasit jį, jeigu mes išeisim savais keliais. Tai atsakant, kaip bus su turizmo ateityje, viskas labai individualizuojasi. Šitos eros problema yra, kad mes stengiamės visi būti labai skirtingi, labai išskirtiniai ir kuo labiau individualistiniai. Ir būtent dabar jau kiekvienas keliautojas jau tampa ir recenzorius, ir ekspertas, ir jisai jau dar prieš nukeliaujant jau žino, ką jis pamatys, ką jis valgys, ir paskui parašys kaip fotografuosis, parašys apie tai recenziją, gaus savo šlovės kelias minutės svarbos, kas yra visiškai okei su tuo. Bet aš manau, kad vis tiek turėtų išliktas faktorius žmogiškumo, kuris vis tiek prideda tą išliekamąją vertę, kurios tu nepakeisi su AI, kad ir kaip būtų naudinga ir ta prasme gelbsti tas technologijų bumas. Nes mes patys kaip gidai susirūpinom, kas atsitiko po pandemijos. Žmonės išmoko keliauti savarankiškai tiesiog, nes masinis turizmas buvo užblokuotas, tie konvejeriniai turai, kur važiuoja 60 žmonių, autobusiniai, ne? Tai tas buvo užblokuotas, nes buvo ribojami srautai, tai vienintelis būdas keliauti pačiam. Tai žmonės išmoko būti savarankiški, patys užsisakyti kelionę, patys susirasti bilietus, patys užsisakyti viešbučius, patys maršrutą susidėliot. Atsirado labai daug programėlių visokių, kurios siūlo, kaip ką daryti, kur. Ir mes net buvom sunerimę, kad, jeigu taip toliau, tai greitai mūsų tiesiog nebereikės. Bet aš paskui maloniai buvau nustebintas, kad visgi žmonės toliau užsisakinėjo ir netgi kitą tendenciją pastebėjau po pandemijos, kad jeigu prieš pandemiją asmeninė ekskursija, privati ekskursija buvo kažkas, ką savo galėdavo leisti, tik tai jau, nesakau turtingi, bet jau labiau biški pasiturintis keliautojai, dabar tai tapo kasdienybė. Skrenda porelė į Romą, arba, nežinau, draugų būrelis 3, 4, 5 žmonių, jie paima ir užsisako gidą, asmeninį savo. Ne tą variantą, kur su grupė turi stovėti ir klausyti babosų išskeltų lietsargių, o tu pasiemi žmogų, kuris tave asmeniškai vedžioja ir tau pasakoja apie miestą, tarsi būtų tavo draugelis. Ir čia ir yra tas momentas, kai žmogiškasis faktorius ChatGPT išspiria atgal į smartphone'us ir į kompiuterius ir, manau, nepakeis to. Čia panašiai kaip kažkada visi sielvartavo, kad atsirado e-mailai, viskas, žmonės neberašys paprastų laiškų. Rašo toliau tuos paprastus laiškus. Kaip ir knygų neberašys. Jo, viskas vyksta, tik tai tas eina įvairiais ciklais. Yra, kas pagreitina kai kurios dalykus, o tam tikri vertybės, sakykime, vertybiniai dalykai, vis tiek jie užsitvirtina laikę ir kažkaip išlieka. Tai manau, ir kas liečia turizmą, vis daugiau žmonės keliaus mažiau kreipdamas į agentūras turbūt.
čia aišku su amžiumi susijęs dalykas, nes, pavyzdžiui, labiau pagyvenęs žmogus, nu, jis tiesiog yra tokių, kurie, nu, nenori gaišt laiko ten ieškotis, patys bukintis ir jiems yra paprasčiau ir patogiau nueiti į agentūrą ir pirkti visą paketą, kur viskas jau eina. O jaunesni žmonės tiesiog nori labiau individualumo, labiau patys susidėliot pagal save tą dalyką ir jie viską patys daro. Bet tos dvi rinkos, nu, balansuoja vienas kitą, manau. Paskui kažkada tie jaunuoliai taps seniais, kurie į agentūrą. Tikriausiai. Gal agentūros irgi kažkaip pasikeis. Dar vienas dalykas, kur tikrai nepakeis dirbtinis intelektas, tai yra renginiai. Mūsų pokalbių klubą pristato Kauno Pilno kultūros bičiuliškas projektas Kaunas Pilnas renginių. Tai norėčiau dabar tokį jau blitz žaidimą laidos įrašo pabaigai sužaisti su jumis. Paklausinėsiu kelių dalykų jūsų irgi mėgstamų patirčių Kaune. Kokiam paskutiniam geram renginiai esat buvę? Ne paties organizuotam. Ir kur nedirbot. Sunkus klausimas, kultūros atstovam. Jo. Taip, Simonas sakė, tikrai nevaikštai į muziejus, bet gal taip kur nors vaikštai, kai turi tą laisvą minutėlę Kaune. Čia grinai su Kaunu susiję. Taip. Nekomentuosiu. Neturiu, neatsimenu. Tai apsilankyk, Kaunas Pilnas renginių tikrai rasi. Neatsimenu, nes mano savaitgaliai lemia dažniausiai praeina. Tai lemia tinka? Kai nelemia, tai aš būnu outside. Kokiam lemia koncerte ne savo buvai paskutiniam? Ai, tai čia nesiskaito. Skaitas? Ne savo, kas čia paskutinis buvo. Midnight Odyssey. Grupė iš Australijos, kuri grojo Lemija. Vidury savaitės, žiauriai geras muzonas. Ir biškai galiu paspoilint, kažkada čia bus rugpjūčio 12 dieną, atvyksta labai gerai italų gothic dark roko grupė Horror Vacui. Aš kadangi negalėsiu nueiti, bent jūs už mane nueiti. Aš dabar pastarai metu tik stadione esu persikėlęs, tai kadangi vyksta tas europinės dvikovas, tai palaikiau Kauną, bet palaikiau Jonavoj dėl tiesiog geopolitinių situacijų. Užpuolė Pitbulis Kaunas. O sunku vėlgi atras kažką, kur nedalyvavau pats, kur būna, kad išeina, tai buvo toks diskusijų renginys su Perkūnija, tai Kauno jaunimas labai aktyvus tiesiog yra, tai irgi pasitaiko tokių įvairiausių dalykėlių. Perkūnija dar tęsis, man rodo, rugpjūčio mėnesį bus 13 ir dar taip toliau. Tai va, galite nueiti Perkūniją, paskui Metalo koncą. Ta pačią dieną, pilna kultūros. Geriausias Kauno baras, tada gal tai jau tikrai turėsit ką pasakyti. Man Godo. Man šitas yra favoritas, antroje vietoje būtų gal Kultūra. Kuom tau Godo yra pirmoje vietoje? Man atrodo, tas pirmas santykis, pirmas įspūdis, ta prasme, kad važiuoji į miestą ir pažįsti, tai Godo labai panašiai atsidarė maždaug to laikotarpiu, kai atvažiavau Kauną ir, nežinau, man ten būdavo tuo metu literatūros renginiai, buvo toks mėgstamiausias eilėraščio skaitimas, aš ten eidavau Širvį paskaityti ir tas man kažkaip užsiliko, tas toks neatsiminimas ir man labai patinka, nežinau, žmonės, kurie aplinkui sukinės, tiesiog būna dažniausiai tam tikra ta pati publika būtent. Gerai, nelemi. Kitas. Mes, kad lemi yra gerai, jau žinom. Nebūsiu baipartės. Seniau būdavo mėgstamas mano visai netradicinis priešais Zanavykų turgų bariukas, kur tauro alaus bokalas kainuodavo 2,10 €. Aš ten eidavau, nes labai arti namų. Aš kadangi stengiuosi visada palaikyti subkultūras ir pamatyti, kas lankosi, tai kartais nueinu į antruosius namus į galerą. Nors biškimi žalai smirda. Tai Nemuno gatvėje kažkaip vis dar veikia, ne? Taip. Įspūdingas tualetas galeras. Kasdien, ta prasme, dirba, nes Lemės dirba tik tai, kai koncertai vyks.
Galera dirba kasdien, tai aš karts nuo karto apsilankau tenai, užeinu. Tai nežinau, ar čia atsakymas mėgstamiausias. Tiesiog man reikia ten nueiti. Tai. O daugiau aš nelabai lankausi baruose kituose, nes Ir kada? yra vienas, už kurį reikia atsakyti. Mėgstamiausia skulptūra Kaune. Vienareikšmiškai Žąsų krizės ar Žaliakalnis Kauko laiptai. Labai romantiškas vaizdas, porelę laikanti žąsis po skverneliu. Ir man kaip ančių entuziastui, to žąsis labai tokias giminingos tiesiog šalia. Tai aš tiksliai šitą grinai esu. Atrodo, kad pasiruošęs buvai. O visiškai. Simonai, tavo? O skulptūra tolygų paminklui? Taip. Tai tada tas forto monstras, kuris tikrai grėsmingai atrodo. Ir labai daug minčių užduoda, nes jis labai abstraktus yra kaip paminklas ir jo transliuoja tokią nelabai viltingą ir teigiamą energiją, bet vėlgi vienas iš tų dalykų, kur sunku abejingam pabūti prieš tą statinį. Tai sakyčiau, galbūt tai. O dar vienas iš vaikystės, nežinau nei kaip vadinasi, bet kažkaip iš vaikystės atsimindavau jį Ąžuolyno, dabar kaip vadinasi ta gatvė, kuri palei Ąžuolyną eina. Vidūno. Jo, kur yra ta kūdra. Ir priešais kūdrą ten sėdi moteris. Aš nežinau, nei kieno. Vyras. Okay, jis ten gana dabar tie medžiai pasimarinavęs. Jis dabar labai gerai matosi, nes dabar yra iškirsti tie medžiai ir prie jo gali prieiti visai arti, aš taip neseniai ir dariau. Savo ten voyeristinį irgi. Nes man įstrigus iš vaikystės, kadangi pravažiuodavau su autobusu vis pro tą vietą ir ta skulptūra tarp tų nendrių kūdroj visada ten sėdėdavo ta figūra, tai ten susijęs su Palių dinastija architektų, bet dabar neatsimenu tiksliai kaip, bet taip, ten gana seniai jinai stovi. Mėgstamiausia gatvė Kaune. Mes jau nemažai jų aptarėm, bet taip pat jeigu viena. Jeigu paskutinį kartą reikėtų, taip nutiktų, kad viskas turi išvažiuoti iš Kauno, paskutinį kartą turi šansą praeiti tą gatvę. Kalpoko, tikriausiai. Man tas vingiavimas labai patinka. Ten labai faina vairuoti, jeigu turi sportinę mašiną. Aš ir be sportinės gerai ten. Ten su dviračiu faina užkilti, nes ten yra mažesnis inklainas negu parodos. Parodos taip, aš suvaizduočiau. Mano, kadangi magistras yra Kalpoko pačioje yra VDU socialinis fakultetas, tai aš labai smagiai gyvendama Žaliakalnį leisdavus kone kas savaitę ir, nežinau, man labai tiesiog patinka ir vingiai, ir tas užėjimas ant tilto, ir ten laiptų visokių įvairiausių yra, tai Kalpokas. Tai aš jau galiu tada sakyti savo neseniai atrastą kaip Bergmano Braškių vieta, tai taip Kaune yra Simono Braškių gatvė. Parafrazuojant. Tai galbūt ne tik kiek specifiškai viena gatvė, kiek turbūt ta būtent atkarpa sankirta tų mažų gatvelių Žaliakalnio man tikrai labai artima yra. Galbūt neišskirčiau kažkurios vienos specifiškai gatvės, sakykime, jeigu reikėtų jau taip išvažiuoti su visam, tai aišku, nueičiau pažiūrėti, kaip mano namai atrodo paskutinį kartą. Tai Kapsų gatvė tada, sakykime, taip. Tarp kitko įdomu labai, nes Kapsų gatvė prasideda Jonavos nuokalnėje pačioje ir pirma dalis tos gatvės yra grįsta kaip, nežinau, Romos laikų imperijos gatvėm tokiam milžiniškais akmenimis. Nevažiuokit ten su mašina, nes ir paliksit ratus. Nes labai stati ta gatvė ir tokiais dideliais akmenimis grįsta. Esu dviračiu pravažiavęs. Aš irgi. Jo, tiesiog. Jo, tai ir paskui užkyla iki Žaliakalnio ir tada jinai eina gana ilgai, kerta per Zanavykų turgų ir iki pat eina Utenos gatvės.
Labai gražus kvartalas, kviečiame apsilankyti. Ir toksai alternatyvaus Kauno gidas pagal gidus. Gerai, tikrai paskutinis jau klausimas. Labai aš darausi specifišką. Mėgstamiausia knyga, kurios veiksmas vyksta Kaune. Ar turite tokią? Wow. Tik mes čia literatai susirinkome. Gerai, pagalvosiu. Galiu pasakyti savo. Nu. Iš tiesų, kažkaip neseniai visai vėl pamačiau ją lentynoje ir pagalvojau, kad norėčiau antros dalies. Tai yra Bernardo Gailiaus Agentė. Yra irgi Šiaurės Kasablanka šiek tiek, yra tas valstybingumo praradimo nuojautos, komunistų šnipai, žodžiu, tarpukaris, vaizdingi labai aprašymai, gobelenai kaklaraiščiai. Tai tikrai laukčiau antros dalies, bet kiek žinau, dar neparašyta. Gal parašyta, bet dar neplanuojama išleisti. Jeigu neskaitė, tikrai rekomenduoju. Man tikriausiai figūruotų Škėmas balta drobulė arba Izaokas. Jo, šitas Kauno vaizdas tiesiog, kur gali praeiti tom pačiom gatvėm, gali net padaryti maršrutą iš tikrųjų Škėmas baltos drobulės. Ir jo, tas Kaunas toksai atrodo, kad ir knygoje kitoks, bet ir pažįstamas toks, tiek ganėtinai kalbantis tau yra. Iš tikrųjų, Jurgio Matulevičiaus filmas Izaokas yra vienas labiausiai underrated lietuviškų filmų. Man atrodo, ne tik apie Kauną, bet apskritai labai geras ir labai kažkaip pražiūrėtas. Taip. Tavo rekomendacijos literatūrinės, kinematografinės? Ne. Ne. O šiaip mėgstamiausia knyga, kokia tavo? Čia jau labai sudėtingas klausimas. Senasis testamentas. Visą perskaityti. Taip. Reikėtų kažkur pasisemti kvepimo juodajam metalui. Paskutinis klausimas, gerai, tikrai paskutinis. Aš gal daryčiau, aš man rodo kitą podcastą, kurį darysiu paskutinių klausimų podcastą. Seniausias stogas. O Simonai, tu galvoji, kai vedi ekskursijas italams, galvoji itališkai ar lietuviškai ir vertiesi? Ne. Lietuviškai. Itališkai. Itališkai galvoji, ne? O sapnuoji lietuviškai ir itališkai? Aš apie tai parašiau savo diplominį darbą iš tikrųjų, nes tai yra tema, kurią domėjausi, nes rašiau diplominį darbą apie sapnus ir priėjau išvadą, kad aš neatsimenu, kokią kalbą aš sapnuoju, nes pasąmonė kalba archetipais, o archetipai neturi nustatytos lingvistikos, jie tau perduoda savoką, o ne žodį. Prasme, tu žinai, apie ką eina kalba, bet pavyzdžiui, jeigu sapnuoji, kad tu kažkam kažką pasakėjai, tu žinai, ką pasakėjai, bet aš negaliu atsekti, ar aš tai pasakiau lietuviškai ar itališkai, kadangi aš abiejom kalbom esu mother tongue, kaip sakosi, gimtakalbis, galima sakyti taip. Neįmanoma atsekti. Taip pat kaip ir neatsimeni, pavyzdžiui, užrašų, arba jie tokie sapnuose atrodo tarsi ištirpstantis. Taip pasąmonė nekodifikuoja kalbos, o jinai perduoda simbolį. Tai įdomu. Nes greičiausiai, kad sapnuose tu komunikuoji telepatiškai ir garsų nekodifikuoja tavo. Taip kaip mes kalbam realybėje, ta prasme. Taip, kaip įdomu. Tai, nes aš rašiau apie diplominį darbą apie tai. Ir tik žinau, kad reikia paklausti vis dėlto bent. Diplominis darbas buvo apie sapną, kurį aš susapnavau ir aš tada pradėjau gilintis ir taip ir nesugebėjau išsiaiškinti, kokią kalbą aš tą sapną sapnavau. Tai greičiausiai, kad nėra tokios kaip kalbos lingvistinės, o yra kita daugiau archetipinė kalba turbūt. Tai va, Kaunas pilnas pokalbių klubo svečiai, vienas, kuris rašė diplominį darbą apie sapnus, kitas apie ultras. Bet iš tiesų pakalbėjom apie turizmą, kapines, kas buvo labai įdomu. Nekroturizmą. Taip, nekroturizmas, apskritai miesto dvasia, kas yra ją jausti ir kaip geriausia ją pajausti. Labai jums abiems ačiū. Jovaras Kelpšas, Simonas Jurkevičius. Studio 101 įkvėpė šią tinklalaidę ir paskatino mus ją pradėti, tai ačiū jiems. Ačiū Kauno menininkų namams ir jų projektui Kaunas pilnas renginių. Ačiū Old Refreshed už tikrai patogius fotelius, patogus ganėtinai. Gėlių bistro už nuostabią puokštę. Paveikslas Manto Daujoto, šį kartą iš Lingių kolekcijos. Negalite įsigyti, tikrai neparduosime, bet labai geras, paprastai skabo mūsų mėgamajam, bet šiandien iš čia. 4. pokalbių klubo dalis baigta.
perduokit draugam, pasidalinkit, būtinai persiuskit ir prenumeruokit. Jeigu dar nesiprenumeravo, dabar galit paspausti toksai skambutis.